Nu, kaip žinot, renku visokius praeities įvykių faktus ir vat atvažiavo žmogus, dar nesusipažinom net, kuris papasakos kažkokią įdomią istoriją, galbūt biškį apie čia ir apie Šiaulius ten kai ką. Mano vardas Evaldas Balčiūnas, aš esu šiaulietis. Šiaip šiek tiek esu pasipiktinęs dėl to, kad nori iškelti Šiaulių karių kapines šalia Petro Povilo bažnyčios. Šiaip labai keistai komisija nusprendė, kad kapinės kažką tai propaguoja, totalitarinius režimus propaguoja. Ir kad, kiek aš žinau, 62 metais gimęs, tie numirėliai ten guli ramiai, kalbų nesako, nieko nepropaguoja. Ir kiek aš atsimenu tarybinius metus, tai numirėlius laidodavo ne tam, kad propaguotų, tam, kad, mano tėvas sakydavo, kad nesmirdėtų. Paprasčiausiai buvo priimta palaidot ir juos ten laidojo. Valdžios sprendime rašo, kad ten yra antriniai palaidojimai. Aš esu žiūrėjęs Šiaulių archyve dokumentus, tai nėra jokio sprendimo, kada ten prasidėjo kapinės, bet yra 45 metų sausio 9 ar 7, tiksliai neatsimenu, vykdomo komiteto sprendimas svarstytas kapinių klausimas ir pasakyta, kad Šiauliuose nėra laisvų kapinių, buvo uždrausta laidoti katalikų kapinėse, stačiatikių kapinėse, nes jos yra antisanitarinės būklės ir pilnos. Katalikų kapinėse buvo leidžiama laidoti tik į savo kapus, į giminės kapus, tą patį kapą. O istorinės nuotraukos rodo, kad tuo metu jau buvo pilnai užlaidota. Jeigu pasižiūrėti Limi internetinę sistemą Aušros muziejaus nuotraukų gana daug yra, Ivanausko nuotraukų, kitų 45 metų jau tos kapinės pilnai kryžiais užstatytas. Jeigu ten kalbėti apie antrinius palaidojimus, tai jų galėjo būti, kai praėjo 15 metų po 44 metų ir šitą ten galėjo papildomai būti palaidota, lygiai taip pat kaip ir nepriklausomybės laikais, jeigu randa tarybinio kario kūną kur nors kasinėdami ar tranšėjas kasdami, jie palaidoja į karių kapines dar ir dabar. Nes žmogus turi būti palaidotas, ar gerai būtų, kad jis būtų palaidotas kapinėse. Dar vis toks supratimas buvo lygi šiol. O kalbėti apie tai, kad sovietai uzurpavo ten kažką, tas plotas buvo tuščias visus nepriklausomybės metus ir jie nepalėtė. Šiaulių skveras buvo tokia garbinga vieta, ten, kur yra įėjimas į Petro Povilo bažnyčią. Jo nelietė ir Laisvės aikštės, anksčiau buvusios Turgaus aikštės. Tai, kad ten sovietai naudojo, pažymėdami kažkokias tai šventes savo sovietinės, tai sovietai naudojo ir visas gatves. Aušros alėją naudojo tą pačią Laisvės ar Pergalės aikštę. Ir dabar šiauliečiai ten pasistatė, tai gal ir ją reikėtų išarti ir bulvėm užsodinti, dėl to, kad kažkas kažką naudojo. Bet tie numirėliai, kurie ten palaidoti karo metu, kariai kritę, jie nieko nepropagavo, jie neturėjo kada propaguoti, jie kariavo su nacių Vokietija. Ir netgi apie kažkokią okupaciją neišeina kalbėti, nes jie yra palaidoti dar tebevykstant karui. O sausio 9 dieną, kai tik apie tą vykdomą sprendimą, jie tada nutarė atidaryti dar vienas kapines Ginkūnuose specialiai kariam. Tai ten jau yra vėlesni palaidojimai, lyginant su tais, kas yra prie Petro ir Povilo bažnyčios. Ir kapus niekiant yra bjauru ir dabartinė valdžia tos bjaurasties ilgai nenusikratys, ar šiaip aš manau, kad kai pasikeis valdžia, jos reikėtų teisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamą kodeksą. Ten yra straipsnis už kapinių ir kitų pagarbos vietų niekinimą.
Tai va, tokia mano nuomonė, tokios mano istorinės žinios. Nu, tiesa, dar kai kas sako, kad sovietai irgi niekino kapines, tai taip buvo viena tokia istorinė vieta Šiauliuose yra Sukilėlių kalnelis, kur šalia Sukilėlių vokiečiai padarė savo karių kapines ir tas kapines Liepos mėnesį, man rodos, 45 metais Šiaulių vykdomas nusprendė panaikinti. Bet sprendimas buvo, niekas kaulų neiškasinėjo, buvo pavesta ten suformuoti skverą ir tas skveras buvo visą sovietmetį, o dabar, kai nepriklausomybė prasidėjo, pastatė kryžių ten su visom pavardėm tų vokiečių karių. Ir vokiečių kariai, kiek aš žinau, irgi dabar, jeigu kur nors laukuose randa, jos irgi veža į karių kapines ir laidoja. Ir niekas nesako, kad tai kažkokie antriniai palaidojimai ar kad tai kažką propaguoja. Lietuvoje yra įprasta, kad numirėlį reikia palaidoti. Ir daroma tai ne ideologiniai sumetimai. Tai tiek.